Sveikos sesės, bendramžės, moterys. Menopauzė. Tai yra žinutė moterims, kurios patiriate menopauzės simptomus. Jūs žinote. Jeigu patiriate, tai žinote, kas tai yra. Tai gali būti labai platus spektras tokių fiziologinių, psichologinių ir dvasinių patyrimų, kurie keičia jūsų gyvenimą šiandieną. Ir nenoriu akcentuotis į fiziologinius patyrimus, jie daugeliu yra skirtingi, bet noriu pakviesti jūs atkreipti dėmesį, jeigu esate dabar tame dvasinėme, psichologinėme virsme ir jeigu šis laikotarpis jums yra sudėtingas. Jeigu jūsų nuotaika mažesnė negu įprastai, jeigu jaučiate nerimą, jeigu jaučiate liūdesį, jeigu jaučiate, kad liktai gyvenimas slysta iš rankų, iki tol viskas buvo viename ritme, o dabar tas ritmas yra neaiškus. Mes, moteris, gyvenam beveik 40 metų tokiu ritmu, kuris yra menstruacijų įtakotas, tai mes patiriam daug dovanų ir kiekvieną mėnesį jaučiam beveik 40 metų kylančią ir besileidžiančią energiją, sukančią mūsų gyvenimą į tokį pastovų, įdomų, spalvingą ritmą. Ir tame galima atrasti ir tam tikrus savo archetipus ir galima jausti, kaip mus įkvepia gyvenimas ir kaip ta energija įkvėpimo nusileidžia. Galim jausti savo kūrybinę energiją, jos pakilimus ir galime jausti save visiškai, totaliai besiblaškančią ir turinčią tokios išsitaškančios energijos. Bet tas ritmas, tas ritmų ratas vieną dieną sustoja ir mes galim pajausti, kad mes esame kažkokiam neįprastam, galbūt štilyje, o galbūt kaip tokioj minusinės energijos ritme. Ir tai natūralu. Gyvenime ateina toks etapas ir tai vadinasi premenopauzė. Tai yra prieš menstruacijų dingimą laikotarpis, kai tiesiog norisi suprasti visų pirma, kas vyksta su manim. Tam, kad suprastumėt, tam, kad leistumėt savo išjausti, tam, kad leistumėt savo paleisti ir pereiti į naują etapą, kuris gali būti pakol kas neaiškus, aš kviečiu jūs į specialų ciklą. Tai yra ciklas, kuris nukreiptas į savęs tyrinėjimą per šokio judesio terapiją. Tai yra 12 užsiėmimų ciklas, kuris bus uždaras nuo pat pirmo užsiėmimo iki pabaigos. Taigi grupė formuojama jau dabar ir aš pakviesiu moterims, kurios atsiliepsite savo vidumi į šitą pakvietimą, registruotis, užpildyti tam tikrą anketą, kuri man leis suprasti, kokie jūsų fiziologiniai patyrimai ir tuomet pakviesti jūs į individualų pokalbį. Kaip minėjau, ciklas bus uždaras, todėl susitikimas su kiekviena iš jūsų man leis suprasti, kur mes kartu judame. Bet pagrindinis akcentas, į kurį aš noriu orientuotis, tai į mūsų dvasinį virsmą, į psichologinę transformaciją. Į transformaciją, kuri atneša mums iššūkius ir kuri reikalauja pajusti save naujai, pajusti savo vertę. Taigi didelis akcentas šiame cikle bus į tos naujosios savęs ir savo vertės pajautimą. Registruokitės, siųskite elektroniniu paštu patyrimoratas@gmail.com savo žinutes ir lauksiu susitikimų su kiekviena iš jūsų.